Bortkevičienė Felicija, mergautinė pavardė Povickaitė, gimė 1873 metais rugsėjo 1 dieną Linkaučiuose, mirė 1945 metų spalio 21 dieną Kaune, palaidota Troškūnuose. Lietuvių visuomenės veikėja ir politikė. Už atsisakymą dalyvauti stačiatikių pamaldose 1889 metais Felicija buvo pašalinta iš Kauno mergaičių gimnazijos. 1890 metais baigė Vilniaus gimnaziją. Varšuvoje mokėsi slaptuose Zuzanos Moravskos aukštuosiuose moterų kursuose. Kursus susekus ir uždarius grįžo į Lietuvą. Su tėvais gyveno Ukmergėje. 1899 metais su vyru Jonu Bortkevičiumi persikėlė į Vilnių. Įsitraukė į lietuvių visuomeninę ir kultūrinę veiklą. Viena pirmųjų 12 Vilniaus apaštalų draugijos narių moterų. Rūpinosi nelegalių varpo ūkininko, naujienų gabenimu ir platinimu. Kovojo dėl lietuvių kalbos teisių viešajame gyvenime. Viena Lietuvių demokratų partijos kūrėjų. Nuo 1903 metų iki 1906 metų su Povilu Višinskiu, nuo 1906 metų iki 40 moksleivių šalpos draugijos Žiburėlis pirmininkė. 1904 metais ir iki 1914 organizavo kankinių kasos veiklą, buvo draugijos administratorė ir iždininkė. Atgavus lietuvių spaudą, buvo viena pagrindinių laikraščių Lietuvos ūkininkas, Lietuvos žinios leidėjų. Nuo 1905 iki 1907 metų Lietuvos moterų susivienijimo. 1905 iki 1914 metų Lietuvių mokytojų sąjungos valdybos narė. Už tautinę veiklą Rusijos valdžios kelis kartus suimta ir trumpai kalinta. Didžiojo Vilniaus Seimo 1905 metais organizacinio komiteto narė, Seimo delegatė, viena Lietuvos valstiečių sąjungos organizatorių, steigė partijos skyrius provincijoje, palaikė ryšį tarp jų ir centrinės organizacijos. Nuo 1919 metų partijos centro komiteto narė. Per Pirmąjį pasaulinį karą gyveno Rusijoje, lankė lietuvius pabėgėlius, įsitraukė jų veiklą. Organizavo paramą į Sibirą ištremtiems Mažosios Lietuvos lietuviams globą. 1917 metų gegužės 5 ir 6 dienomis Rusijos lietuvių Seimo Petrograde viena organizatorių. 1917 metų Lietuvių socialistinių liaudininkų partijos, šiai skilus Lietuvos socialistinių liaudininkų demokratų partijos veikėja. 1917 spalio mėnesį dalyvavo Stokholmo lietuvių konferencijoje. Nepriklausomoje Lietuvoje 1918 metų pavasarį grįžo Vilnių, įsitraukė į lietuvių politinę veiklą, dirbo Lietuvos tarybos raštinėje. 1918 metų gruodžio mėnesį ministras pirmininkas Šleževičius siūlė Feliciją Bortkevičienę į maitinimo ir viešųjų darbo ministro postą. Lietuvos taryba nesutiko. Lietuvos valdžios įstaigoms pasitraukusi Kauną liko Vilniuje. 1919 vasario mėnesį čia bolševikų valdžios suimta, įkalinta, vėliau išgabenta į Smolenskio kalėjimą, vasarą iškeista į Lietuvoje suimtus komunistus. Nuo 1919 metų Liepos gyveno Kaune. 1920 su kitais įkūrė knygų ir laikraščių leidimo bendrovę Varpas. Iki 1940 jos direktorė. Nuo 1919 aktyvi Lietuvių moterų globos draugijos narė. 1920 metų gegužės mėnesį Marijampolės apygardoje išrinkta į steigiamąjį Seimą, mandato atsisakė dėl pradėtų spaudos darbų. 1921 metų sausio mėnesį tapo steigiamojo Seimo nare, pakeitė žuvusi Juozą Lukoševičių. Priklausė Lietuvos valstiečių sąjungos frakcijai. 1922 metų iki 1935 metų Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos veikėja, centro komiteto narė, iždininkė. 1926 metais Seimo iškelta kandidatė į Lietuvos Respublikos prezidentus. Po 1926 metų gruodžio 17 perversmo gelbėjo ir gynė autoritetinio režimo nemalonę patekusius politikus. Nuo 1922 metų iki 1936 metų dienraščio Lietuvos žinios redaktorė,
Nevengė kritikuoti valdžią, dėl to nekartą duota į teismą, net kalinta, stabdytas laikraščio leidimas. 1927 metais susprogdintas varpo bendrovės Lietuvos žinių spausdintuvės pastatas. Felicijos Bortkevičienės pastangomis netrukus atstatytas. Per nacių Vokietijos okupaciją nuo 1941 metų iki 1944 metų pradėjo gestapo suimtiesiems iš Vilijampolės geto išgelbėtiems žydų tautybės vaikams. Po 1944 stengėsi padėti žmonėms išvengti sovietinės okupacinės valdžios represijų.